Labas rytas iš labai vėjuotų laukų, romėnų laukai. Jo, su klubu kasinėjom. Eilinį kartą čia grįžom iš šitos romėnų laukus. Čia buvo daug romėnų. Nenoriu net sukiot kameros, nes tik labai vėjas pučia, žiauriai pučia. Čia chebra vaikšto, kasinėja. Aš radau pirmą savo romėną. Nieko ten labai stebuklingo, galva spygliuota matosi. Įdėsiu foto, parodysiu kaip atrodo. Aišku, jis čia purvinas, murzinas, bet jau gerai, pirmas romėnas. Visą laiką smagu rasti romėnus, labai smagu. Žemus signalus reikia gaudyti, nes žemi signalai duoda tokius daiktus. Čia tik saga. Jau pagalvojau, kad romėnų moneta apgavo niekšiškai mane. Tik tai saga. Dedame šiukšlinę, keliaujame toliau. Ką, ištraukiu žamirduką. Žemės girmių. O, koksai visai nieko. Ėdipėniai, Edvardas pirmasis turbūt. Visai nieko. Toksai daikčiukas, to parodysiu šalčiau. Štai kaip atrodo mano gražuolis. Skaltinis. Viduramžiai. Dabalis dar matosi. Gražus. Net nesitikėjau šitam lauke rast. Čia daugiau romėnai veisiasi kažkaip tai. Tai rodo, kad gali būti bet kur ir bet kas. Nu ką, pasirodo pasidabrotas romėnas išlindo. Ho. Toj paplausiu biškiukų vandeniukų. Jums būtinai parodysiu iš arčiau. Šitas gerulis bus. Dar jie lenda. Čia nais tokie dideli, jau galvoju, didelį nebepagausiu, nes čia tiek visų vaikščiota. Vis tiek lenda gražuoliai. Labai gerai, labai gerai. Nu, įvertinkit šitą grožį. O, koksai pasidabrotas didelis romėnas. Nu, gražus, ką? Gerulis. Čia šitą pusę gaila nelabai kas matosi, čia figūra turi stovėti vidury. Jo, tikrai fainas. Gerai, labai gerai. Gal dar ir sidabrinį rasim. Kažką šaudo tenais toli. Pykšt. Jo, gražus romėnas. Atėjau į kitą lauką, nenoriu suktis, nes vėjas pučia. Na, iš tikrųjų parodysiu. Va toksai vat laukas. Nu, kokią kulipkę radau. Pažiūrėkit jos dydį. Visa švininė, bet čia tai vat kulipka. Su tokia gavus kakton eina peklon. Buvo atsitrenkia į kažką. Piau. Gal kam nors netima kaulę. Ja. Nu, čia sakė romėnai lenda irgi. Kaltiniai. Žodžiu, reikia vaikščioti, ieškoti. 19 skambėjo. Kur buvęs, tai nebuvęs. Priešas numeris 1 pasirodė maškėtas komaliukas. Nu, kiekvienam video turi būti nors vienas jisai. Tik tai vieną ir kišau, bet vis tiek vat, kad parodyt, kiek jų yra laukuose prišaudyta visur. Ten chebra šnekušiuojasi savo viską, o aš tuo metu pambaram. Kasgi čia? O čiagi auksas, gerieji žmonės. Lala, kažkoks tai auksinio dirbinio fragmentas. Tu velnias. Jūs tik pasižiūrėkite. Auksas. Nu, nedidelis gabalėlis, bet vis tiek labai džiugina. Nežinau, kas čia kažkokia tai dirbinio dalis, papuošalo gal dalis. Jo, bet auksas, tikrai auksas. Geras. Super. Skambėti žemai, žiauriai žemai. Nu, padėsiu dabar ant išorės. Tuoj pasižiūrėsim kartu, kiek čia jisai man rodys. Taip, numetam tą. 3, 4. Jo, žiauriai skambus žiauriai, bet svarbu auksas. Taram! Valio, draugai.
auksą visą laiką gerai rasti. Aišku, geriau būtų moneta, bet, nu, ką padarysi. Auksas yra auksas. Yes. Gabalėlis aukso. Galbūt net labai seno. Turbūt daugelis paklaustų, kasgi čia yra. O čia yra bronzos amžiaus auksinio papuošalo dalis. Tai bronzos amžiaus, tai yra daugiau negu 3000 metų šitam radiniui. Keletą pavyzdžių radau internete, o jums parodysiu, kaip atrodo. Ir čia pagal viską, pagal Anglijos įstatymus yra lobis. Lobį reikia priduoti. Jau pranešiau visą, kur reikia. Laukiu datos paskirtos, kada galėsiu nuvežti ir priduoti šitą radinį. Paskui lauks ilgas procesas. Nežinau, kiek truks, gal porą metų. Bet tikiuosi, kad grąžins. Gal tikiuosi, kad joks muziejus nebus suinteresuotas jį gauti. Nes pagal Anglijos įstatymus viskas, kas pagaminta iš aukso, iš sidabro, visi dirbiniai, juvelyrika ir skaitosi iš karto lobis, jeigu 300 metų ir daugiau. Pasižiūrėkit, ką čia radau. O kaip jums tokie dalykai? Čia ietigalio gal gabalėlis, ar čia strėlės būtų biški per ilgas, sakyčiau. Bet kaip kalba žmonės protingi, čia gal buvo net pagamintas aukojimams, dievams. Bet kokiu atveju bronzos amžius. O tai yra, gali būti net ir vos ne iki 5000 metų. Aiktas savo. Valio. Labai geras artefaktas. Šitas man labai patinka. Geras. Vėjas pučia, nusisukau. Toks aukštas signalas buvo 23. O, kokia saktis išlinda. Graži tokia. Čia turbūt nelabai sena. Spėčiau, kad koks 18 amžius, gal 19. Nes vis tiek gražu. Tokia saktėlė mano. Visai neblogai. Nu ką, va dar romėnų sagę iškabinau ant pabaigos dienos, nes jau temsta, jau viskas, jau baiginėjasi diena. Ir va, romėnų broškė dar papuolė sagė. Čia jau matosi turbūt ankstyvesnė, gal net ir 1 amžiaus. Jo, tokia va. Toks dalykiukas. Nu ką, susimatysime rytoj, 2 dieną. 1 diena kaip ir baigėsi. Valio, draugai. Labas rytas, 2 diena romėnų laukose, senovės laukose. Rytas gana toks fainas, saulėtas gaila. Vėjas pučia, tai stengiuosi nuo kamerą laikyti nuo vėjo. Žodžiu, atėjau į lauką, pradėjau kasinėti. 3 ar 4 signalai buvo šiukšlės, o išlindo romėnų monetėlė. Tiksliau tas, kas iš jos beliko. Vargšiai kliuvo per amžius nemažai. Tai vat tik tai kiek beliko iš romėnų monetos. 2000 metukų monetėlė, gal 1,5, gal sakyčiau kažkur panašiai. Nu, bet žodžiu, negyvelis. Pradėsim taip dieną ir žiūrėsim, kiek per dieną galima bus surinkti šituose laukuose. Vakar čia radau auksą. Bent jau mažą gabaliuką, niekad nežinai, gali būti ir daugiau čia jo dar likę. Ką gerai, eisime ieškoti. Žiūrėkit, kasgi čia. Čiagi romėnas. Jau. Įsispaudęs buvo. Va. Romėnėlis. Figūra matosi. Bet jau man matosi, jums nelabai pakolkas, o dabar va matosi. Tikiu, kad matosi va žmogaus figūra. Ir čia galva turėtų būti imperatoriaus. Bet galva nelabai matosi. Nu, svarbu, žmogeliuko figūra dar matosi važia. Ten tik su skydu stovi ar kažkas tokio. Nu, 2 romėnas šiandieną. Kiek čia dienos bėgėje surinksiu, neaišku. Laukas šitas atrodo seksi toksai. Seksiai. Na kągi, signaliukas toks. 12 rodo. Lygiai. Noksas su Field 1 programa. Žiūrime, kągi mes turime. Išsiaiškinsim, kasgi čionai. Ne. Nu čia tik tai saga. Jau ne pirma šiandieną.
Buvo turbūt pasidabruota vargšė. Jo ornamentai vat matosi. Bet išėjus jau jinai. Nu gerai. Nu ką, Noksis rodo tiek. 14, 15, 16. Matosi negilus signalas. Gal pataikiau, ne? Pataikiau. Retas atvejis, kada pataikau. Pasitaiko. Gerai, žiūrime, kasgi čia. Kažkur tai čia. Šitam grumste kažkas yra. Kažkas mažo. Gilzės viduriukas, ajajai, medžioklinio. Skambėjo visiškai nieko gero. 6-7 rodė, bet gana giliai buvo. Romėnas, vėl romėnas. Eilinis romėnėlis. Biškai nukentėjus tą monetą. Bet matosi, žmogeliukai stovi. Nežinau, gal per kamerą biškai prašiau matosi. Tokia va monetėlė. Čia turėtų būti imperatoriaus galva pagal idėją. Vat, kažkas tai matosi. Kažkas tai. Na gerai, trečias romėnas šiandieną. Mačiau ten žmonės daugiau. Šiandien prikasė, aš kažkaip atsilieku smarkiai, bet labai ir neskubu. Toks visai gražus signalas. 21, 22. Nu, kasgi čia bus, įdomu. Pasižiūrėkime kartu. Kažkas tai čionais yra. Labai vėjuota. Oras keičiasi. Debesis labai greitai slenka dangumi. Nu, kasgi čia? O čia kažkoks tai švieninis daiktas. Gal nežinau, kas čia yra. Dedam į šiukšlinę ir keliaujam toliau. Štai toks grožis išlindo. Kažkadaise buvo labai didelis grožis, dabar jau toksai pavargęs grožis, bet vis tiek va, pasidabruotas romėnas išlindo, atėjau į kitą lauką, čia toksai ant kalniuko, labai vėjas, čia tai nenori atsukti į kitą pusę, toksai nedidelis laukelis, bet va, bats ir romėnas ir pasidabruotas dar, kita pusė pavargus vargšė visiškai, ten žmogelis turėjo būti parodytas ant jos, bet, nu, kas yra, tas yra. Reikia džiaugtis, su ką turi. Papasakosiu jums, draugai, labai liūdną istoriją. Labai liūdną istoriją. Pasižiūrėkit, kas atsitiko man. Radau sidabrinio romėno gabaliuką, sidabrinės monetos. Tu velnes. Silika čia. Romėno moneta vadinasi taip silika. Gaila, kad tik tai toks gabalėlis. Po velnių. Vat nepasisekė. Kaip ir pasisekė, bet kartu ir nepasisekė, nes nepilna. Eina savo, kaip gaila. Nu, yra kas yra. Kągi, eisim toliau. Nu, dabar papasakosiu jums biškį šiek tiek linksmesnį istoriją. Man pavyko rasti kitą pusę, tą pačią duobėj gulėjo. Vat kaip jinai atrodo. Moneta taip sudėjus abi dvi pusės. Gaila, kad jai taip vargšiai kliuvo. Nu, bet nors šitaip, turbūt atvirkščiai bus. Maždaug šitaip. Jo. Nu, ką padarysi, radinės įrenkam. Iš tikrųjų, negalėjau aš jos sulaužyti, nes biškį čia kaip buvo duobė, tai viena dalis ten gulėjo, kita viršau biškį, aukščiau. Tai skirtumas buvo tarp jų. Tiesiog buvo kažkaip tai jau jinai jau įskilus. Ir buvo viens nuo kito gabalėlį jau toliau. Gaila, nu ką padarysi. Bet vis tiek džiaugsmas. Romėnų silika, nors ir sulaužyta, vis tiek gerai. Chebrytė ten kasinėja, dar vaikšto, kai kas ten šnekučiuojasi. Romėnų prisirinkę visi davolni, laimingi. Nu ką, aš tai va jau padžioviau ausinės ant noksiuko, išjungtas viskas. Žodžiu,
Pažiūrėsim, ką šiandien radau, antrą dieną kasinėjimo. Taip, pirmą pradėsim nuo artefaktų. Nu, čia dar porą monetų įkišau variokų, tokių nereikalingų. Jurgio 3 pusę penso ir kažkoks tai, nežinau, gal koks Jurgis 2, kažkas tokio. Romėnų sagės dalis. Čia kažkoks tai gyvūnas buvo pavaizduotas, tik nesuprantu, ar čia paukštis, ar čia žuvis. Koks sagės, sulūžęs gaila. Tai nežinau, kažkas tai tokio galėjo būti. Bet matosi sagė, va čia va, ėjo adata. Gaila sulūžus. Viduramžių štampukas iš švino. Toksai vat papuolė. Čia sidabro gabaliukas, sakyčiau. Nežinau, nesu tikras, reikės protestuoti namuose ir pasižiūrėsim, kas čia jis yra. Toks va daiktas, nežinau. Panašus sidabrą. Sveria šiek tiek. Žodžiu, toks. Na ir va tiek monetų. Viena sidabrinė ir sulūžus. Tokia va monetėlė. Netikras denarijus. Pasidabruota moneta. Padirbinys to meto. Na, čia romėnų monetos. Romėnų monetų. Tiek man čia pavyko išlupti. Iš tikrųjų. Visai nieko. Patenkintas. Geras savaitgalis, gera kompanija. Viskas labai buvo gerai. Tai vat, visiems ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kitą kartą. Geriausių signalų jums visiems, kas kasinėjate. Ir ate.